Sveiki visi butai, vadovas, turiu jums gerą naujieną, kas liečia nekilnojamą turtą, kas liečia karjerą nekilnojamam turte tiek Lietuvoje, tiek daryti tarptautinę karjerą. Šiai dienai Lietuvoje atsirado unikali galimybė dirbti su nekilnojamu turtu neišeinant iš namų. Kas įkvėpė daryti tą video, kad 2 dienas iš eilės pardavimus padarė 19-mečiai, neišeidami iš savo namų, reiškiasi, Kėdainiuose gyvenantis žmogus pardavė Raseiniuose ir Kuršėnuose gyvenantis žmogus pardavė Šilutėje. Tai va, žodžiu, yra tokia galimybė dabar dirbti su nekilnojamo turtu, ne tik tai jau kurie, sakykime, išmano, daugiau patirties turi ir taip toliau, bet ir 18-19 metų žmonėms. Jeigu jau moki naudotis Facebook'u, jeigu moki naudotis kompiuteriu, vadinasi, jau gali dirbti su nekilnojamo turtu, nes yra bendra centrinė sistema, kur vyksta informacijos apsikeitimas ir informaciją net surenka kiti žmonės. Tau reikia tik tai žiūrėti, analizuoti, bendrauti su žmonėmis, tą patį, ką jūs darote Facebook'e, tik tai nemokamai, ar ne? Čia turėsit galimybę užsidirbti, netgi 19 metų mergina dabar užsidirbo per pirmą mėnesį 2000 eurų, ar ne? Sakykime, nusprendėt, norit dirbti, pasižiūrėkit dar daugiau video YouTube'e, yra ir klientų atsiliepimai, ten senesni yra video, bet susidarysit bendrą vaizdą, kas tai yra nekilnojamas turtas, tik tai tiek, kad atminkit, mes dirbam visiškai kitaip. Aš pats jau 15 metų gyvenu Amerikoje, tai mes dirbam daugiau kaip amerikiečiai, ne kaip Lietuvos nekilnojamo turto agentūros. Labai stipriai panaudojam technologijomis, duodam labai stiprius, tarp kitko, apmokymai yra vertinami 15 000 eurų. Dabar, sakykime, susidomėjot, norit pradėti, valio, ką reikia daryti? Reikia įregistruoti, įsimti individualios veiklos pažymėjimą 683100 yra kodas nekilnojamo turto agentūrų veikla. Ir tik tai tada kontaktuokit mūsų personalo specialistus. Neužplūskite su klausimais, nes jum ir neatsakys ir turit atlikti patys namų darbus. Tam aš įrašiau tą video, kad paaiškinti, kad yra dirbama lengvai. Važiuoti niekur nereikia, automobilio nereikia, vyksta bendravimas per bendrą sistemą su pardavėjais ir pirkėjais, vyksta, kaip jūs su draugais susirašinėjat per Facebook'ą, taip ir vyksta bendravimas su klientais. Ir aišku, telefonu, ar ne? Viskas, įregistruojat veiklą ir tada kreipiatės į personalo specialistą. Žmonių mums reikia per visą Lietuvą daug, bet ypač mažesniuose miestelėse tikrai yra vietų skaičius ribotas. Todėl siūlyčiau paskubėti ir jeigu kalbant apie į tolimą perspektyvą, o gal net netolimą, nes jau ne vienas žmogus yra dirbęs iš Majamio, tai galima bus dirbti netgi iš Jungtinių Amerikos valstijų. Tai va tokia čia žinia jum. Man tai ypatingai yra džiugi žinia, kadangi paruošti agentus, paruošti brokerius užtrukdavo labai daug laiko ir tikrai išsilaikydavo tie stipresni, ar ne? Dauguma žmonių nulūždavo, kaip ir norėdavo, būdavo norai, bet nulūždavo dėl, sakykime, gal silpnos motyvacijos ar dar kažką. Tai šiai dienai jau yra pilna atveju pradeda dirbti ir jau 3 dieną pardavimas, nes noriu dar kartą pabrėžti, mes dirbam su centrinė sistema visoje Lietuvoje. Ne tik tai, kad, sakykime, vienam mieste kažkokiam, bet visoje Lietuvoje vyksta informacijos apsikeitimas ir aišku, dėl to išlošia visi, dėl to išlošia klientai, dėl to išlošiam įmonė išlošia, dėl to išlošia ir žmonės, kurie pradeda dirbti, nes ne nuo nulio pradeda dirbti, o iš karto su egzistuojančia sistema. Tai tiek, įregistruokite individualią veiklą, kreipkitės į personalo specialistus ir iki malonaus.